Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica ir šiandieną apie turtą ir apie tai, kieno vardu mes rašom turtą, kaip tai yra teisinga, kodėl tai kelia rizikas, kai yra užrašoma kitų vardu. Tai pradėsiu nuo to, kad Matrica yra programa remiasi visada į duomenis. Duomenis tai yra įrašai, kurie yra jūsų dokumentuose. Jūs ištekėjus už to, jūs turite dokumentaliai butą, namą, automobilį. Kai viskas yra turtas užrašomas jūsų vardu, Matrica tą informaciją nuskaito ir į ją remiantis programuoja jūsų kelyje situacijas. Kaip pavyzdys, kad taip jau labai mistiškai neatrodytų ta Matricos programa, paimkite, pasižiūrėkite į skaitmeninę televiziją. Skaitmeninė televizija veikia panašių principų buityje ir jos niekas neišrado, tiesiog žmonės suprato, kaip sudėtas pasaulis ir panašumo principų mes turim šiandien tas technologijas. Tai yra tas pats informacinis srautas, tai yra informacija, tai yra skaičiai, kuri ateina koduota, tai reiškia, tas skaičius atitinka tą formą, tą spalvą, tą apimtį ir atsirėmusiai skystųjų kristalų ekraną jį išduoda vaizdą per tą algoritmo atitikmenį. Lygiai tas pats platesniam kontekste yra mūsų gyvenime. Todėl Matricai visiškai nesvarbu ir jinai tiesiog nemato, kas ten gyvena. Ji mato registraciją, nuskaito informaciją, nuskaito skaičių. Todėl vienas pavyzdys iš mano gyvenimo. Moteris gyvena name, kuris užrašytas mamos vardu. Ir ten nuolatos vyksta konfliktai su kaimynais, teismai. Todėl, kad Matrica tai mato, kad ten ponios, sakykime, Birutės namai. Ir jai tos situacijos ir yra sumodeliuotos. Bet kai ten gyvena žmogus, kuris yra ne prie ko, jis vis tiek tas situacijas gauna, nes tu negali pakeisti programos. Programa yra tokia. Kitas atvejis, kai būna labai daug skaudžių skyrybų, kai žmonės nugyvenę daug metų kartu, vienas išeina be nieko, nors ir užaugino vaikus, ir rūpinosi viskuo, ir darė kažką tokio, kas tikrai buvo kaip antroji dalis svorio tame, todėl kad mes leidžiam tai padaryti. Mes poroje leidžiam, vat vyras pasako, turtas bus mano vardu. Taip saugiau, taip geriau, ten gal yra rizika, tai gal aš mamos vardu užrašysiu dar. Mes sutinkam ir iškreipiam visą situaciją. Mes turėtumėm pasakyti ne. Aš noriu, kad turtas būtų taip ir taip. Jeigu tas žmogus nesutinka, jis nesutinka palaikyti tiesos, reiškia, visada bus kreivė. Visada viską sukreivins. Tai žinokit, kad galbūt ta situacija ir yra, kad jūs suprastumėt žmogaus kreivumą arba tiesumą, nes teisingumas tai ir yra tiesa, ne kažkoks mechanizmas teismų arba įstatymų, o yra tiesa. Tiesa tai jeigu aš uždirbau, čia mano namai, jeigu aš uždirbau, čia mano automobilis. Jeigu aš neuždirbau, tai aš ir nepyksiu, kad tas namai ar automobilis bus to žmogaus vardu. Kodėl dabar tai yra rizika? Todėl, kad Matrica, pavyzdžiui, jeigu jūsų karmos klaida gyvenimas už svetimus pinigus, jums šiandien reikia uždirbti, jūs dirbot, stengiatės ir leidot vyrui užrašyti tą turtą savo vardu. Matrica nemato, kad jūs uždirbot. Ir jūs spaus į visokias sudėtingas situacijas, kad jūs eitumėt ir pagaliau pradėtumėt uždirbti. O jūs uždirbot, bet ji nemato. Todėl šiandien būtent norėjau pakalbėti apie turtą. Daug savo konsultacijose turiu visokių žmonių pasidalinimų, kaip vyksta, bet mes kažkada leidom tai padaryti. Todėl linkiu, ar jūs vyras, ar jūs moteris, būna visai, būna poros susitinka labai didelėje brandoje ir kažkaip veda ir išteka ir to nepadaro, nesusitaria ir tada vyksta skauduliai. Todėl jeigu aš atėjau į visą, ką sukūrė žmogus, aš ir nenorėsiu, kad jis bus mano vardu tas turtas. Nes galbūt mano klaida yra karminė. Gali būti ir tas momentas. Svetimo turto nusavinimas. Ir jeigu aš ateisiu ir tas vyras sakys, gerai, tegul būna mums abiems, po to bus skyrybos ir aš pasiimsiu tą dalį, man taip viskas sugrius, kad aš išmokčiau pamoką,
kad aš nepakartočiau klaidos. Matrica nebaudėjas. Matrica yra kaip matematika, kaip matrica, kaip mama, kaip mokytoja. Todėl tos situacijos tokios dėliosis. O jeigu mes būsim viską su tuo, ką padarėm, viskas bus tiesiai, greičiau ir tiesiau. Tai aš jums linkiu visada atsispirti nuo tiesos. Netgi savo žodžiuose visada sakyti tiesą. Problemos nėra tame, ką mes sakom. Problema visada yra tame, kaip mes sakom. Kol mes neišmokstam ir nenusišlifuojam, mes būnam kaip teisėjai. Kai mes nusišlifuojam, mes tampam mokytojais. Todėl eikite tiesiai, sakykite visada tiesą ir kaip bebūtų sunku, tai visada atves į gerą. Tai ačiū Jums už dėmesį, turėkim tai, ką turim, uždirbkim ir džiaukimės tuo, kad galim uždirbti. Ačiū.